Sveiki, mėly klausytojai. Susitikę jau 6-oje psichologinės espreso tinklalaidėje. Šiandieną kalbėsime apie gamtos poveikį žmogaus psichologiniai bei emociniai sveikatai. Ir šiandieną turiu nuostabią pašnekovę su savimi. Labadiena, ar galėtumėt prisistatyti? Sveiki, žinoma. Tai aš esu Ieva Šapalaitė, esu miško gidė, Lietuvos sveikatos mokslų universitete baigiau gamtos ir miško terapijos podiplominės studijas. Ar gamta gali būti naudinga žmogui psichologiškai? Tai tikrai taip, aš spėju, kad turbūt ir jums tekę pajusti, mes lietuviai tokie dar nenutolę nuo miškų, tai kai būni gamtoje, tikrai jaučiasi daugeliui tokia ramybės būsena, atsipalaidavimas ir tai yra tiesiogiai susijęs su emocinė, psichologinė sveikata. Ir man visuomet smalsu buvo, nes pati turbūt šitą kryptim susidomėjau, todėl kad visuomet jausdavau tokią ramybę gamtoje, bet būdavo įdomu, o kas tai lemia, kodėl miške taip atrodo ramu, gera, o mieste atrodo gali būti ir tokia įtampa vieno tos aplinkos kilti. Tai mokslininkai aiškina šias priežastis, kelia tokias hipotezes, net yra hipotezės pavadinimas biofilijos hipotezė, kad mes kaip žmonijos rasė esame labiau pristaikę gyventi gamtoje. Tai jeigu imtume visą žmonijos istoriją, tai 99% mūsų istorijos mes gyvenam gamtoje ir kažkur tik tai procentą gyvename miestuose. Ir natūraliai, evoliuciškai mes prisitaikę labiau prie gamtos, tiesiog mums ten gerai ramu, nes yra įprasta. Tai tokie gal iš mokslinių tyrimų įdomus faktai, kad žmogų ramina, suteikia tokios ramybės, melsvi ir žalsvi atspalviai, tai tokie kokie sutinkami gamtoje. Taip, dabar supratau, kad taip ir apsirengiau. Taip. Ir taip pat miške, jeigu pastebėt, miške gamtoje daug tokių nevienodų lanksčių formų. Kokie medžiai, jie visi skirtingi, turi savo formą, yra lankstus, daugiau tokios, kai kurie sako, tvarkingos netvarkos. Ir tas lygiai taip pat mūsų veikia psichologiškai kaip nuraminančiai, o tuo tarpu mieste yra daugiau tokių griežtų, tiesių, aštrių formų, kampų. Girdėjau, kad net kolega dalinosi, kad indėnai, berods, tai autochtonai, jie vadina žmones baltuosius, žodžiu, kvadratiniais žmonėmis, nes jiem įprasta, ar ne, kad tos kažkokie namai, trobelės statomos labai jau tokios griežtos ir aštrios. Tai va tie aštrūs kampai, moksliniai tyrimai irgi rodo, kad mieste žmonėms sukelia tokią šiek tiek įtampą, stresą, tie patys pilki atspalviai, tai vien buvimas mieste ilgą laiką gali pats iš savęs sukelti stresą. Aišku, gera matyti, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje daug gamtos yra ir miestuose, tai tas lygiai taip pat suteikia stiprumą mūsų emociniai sveikatai. Tai tikrai gamta veikia mūsų psichologiją, teigiamai veikia mūsų psichologiją, gal truputėlį pakalbėsim vėliau ir kaip tas miškas veikia tiesiogiai ir labai turbūt daugelis, kas turi tą ryšį su gamta, gali ir praktiškai patirti. O kokios tiems miestiečiams žmonėms iškampuoto pasaulio terapijos, kaip jiems naujai atrasti arba susipažinti su gamtos naudą pajusti iš naujo? Taip, geras labai klausimas. Daugelis, aš taip bent jau iš mano pažįstamo aplinkinių rato natūraliai linkę leisti laisvalaikį gamtoje ar nedaugelis, bet retai kas eina į gamtą tiesiog būti ar ne, pajausti tą ryšį. Mes taip labiau pratę miesto žmonės, kaip gerai pasakėt, tiesiog kažko siekti, rinkti žingsnius, eiti žygį, kilometrus ar ne, skubėti, lėkti, bėgti, bet taip, kad tiesiog pabūti, pasimėgauti gamta, mišku, tai retai turbūt sau leidžiam. Taip
neįprasta, atrodo žmogui neskubėti ir tiesiog pabūti, pajausti tą ryšį. Tai yra įvairios praktikos, tarp jų tokios kaip miško maudynės, gamtos ir miško terapija, jos yra pakankamai glaudžiai susijusios. Tai tos praktikos, kurių mokiausi ir aš, jos yra apie tokį lėtą buvimą gamtoje, kai tu niekur neskubi, kai tu tiesiog 3-4 valandas būni gamtoje, tyrinėji gamtą, stengiasi atrasti, atkurti tą ryšį. Nes tiesa, kad daugelis mūsų vis tiek daugiau užsisuka darbuose ir tas ryšys toksai kartais lieka apleistas, ar ne? O tas ryšys yra labai labai svarbus, ką kalbėjom, nes veikia ir mūsų psichologinę sveikatą, lygiai taip pat ir fizinę sveikatą veikia tas ryšys su gamta teigiamai. Kas yra toji gamtos bei miško terapija ir kas yra pačios miško maudynės? Man asmeniškai pirmą kartą girdėtas žodis. Taip, daugelis klausia, tai kur čia mes maudysimės miške, ar čia reikia kažkokius maudymosi priemonės pasimti. Tai aš gal pradėsiu nuo miško maudynių. Tai yra praktika kilusi iš Japonijos apie 1980-uosius. Ir ten tuomet ieškota būdų, kaip atkurti tą žmogaus ryšį su gamta, kokią turėjo problemą japonai, kad ir dabar jinai yra, tik tai ieškoma įvairių būdų, kaip ją spręsti, suvaldyti. Tai buvo labai labai didelis kiekis aplink tuos metus persidirbimo atvejų, streso, įtampos. Ir netgi japonai turi tokį žodį, berods jis vadinasi karoshi. Tai yra mirtis nuo persidirbimo. Ir iš tikrųjų tokie atvejai dar ir šiom dienom nutinka, kai tiesiog žmonės miršta dėl to, kad fiziškai, emociškai išsenka ir persidirba. Tai jie ieškojo būdų, kaip tą gamtą priartinti vėlgi prie miesto žmogaus, nes apskritai Japonija, Azijos tautos, šiaip ir lietuviai, mes tos senovės kultūros, religijos, kurios buvo labai arti gamtos. Ir atrodo japonai lygiai taip pat, jų visas menas, ar ne, jų kultūra atspindi labai gamtą, bet tie miestai šiek tiek nutolino žmogų nuo gamtos. Na ir kaip vienas iš būdų, kuris 1982 metais buvo pristatytas ir vystomas nuo to laiko, tai yra miško maudynės arba shinrin-yoku. Tai tas būdas yra tokia sveikatingumo praktika, jinai labai tyrinėjama iš tiesų ir moksliniais tyrimais pagrindžiama nauda ne vien tik emociniai, bet ir fiziniai sveikatai. Japonijoje išvystyta yra begalė tų gamtos miško maudynių centrų, kur žmonės gali nuvykti, tiesiog skirti laiko, pabūti ten miške ir nepatirti miško maudynės. Ir šita praktika iš tiesų pradėjo pasaulyje populiarėti tik gana neseniai. Tai daugiausiai siejama su pandemijos laikotarpiu, kai žmonės irgi taip natūraliai pradėjo eiti į gamtą, ar ne, kai niekur kitur negalėjo išeiti, arba tiesiog norėjo tokios ramybės, kai yra daug neapibrėžtumo, ir pradėjo daugiau mąstyti, ar ne, tai kodėl aš čia taip gerai jaučiuosi, kas čia man taip pakelia tą nuotaiką. Tai pasaulyje dabar jau populiarėjanti praktika miško maudynės, atsiranda po truputėlį ir universitetai, kurie ruošia specialistus. Tai, kaip minėjau, mes Lietuvoje turim visai neseniai atsiradusią specialybę po diplominių studijų, tai yra gamtos ir miško terapija. Ir tikrai labai įdomios studijos, apimančios ir gamtos elementų, ir tokią mediciną, ir psichologijos dalį. Tai man irgi teko mokytis praeitais metais. Žinau, kad ir antrus metus surinkta grupė, tai matomai žmonės domina. Lietuvoje taip pat yra ir miško gidų, tai va tie specialistai, kurie yra baigę ar kursus, ar studijas, ir susipažinę ir su gamtos įvairiais aspektais, su medicinos aspektais, su sveikatinimo aspektais, lygiai taip pat su psichologiniais, žmogaus psichologijos aspektais. Tai miško gidai yra tie žmonės, kurie padeda žmonėm, dalyviam patirti mišką per
Shinrin-yoku, tas miško maudynių metodas, daugiausiai pabrėžia tokius 5 jutimus, 5 pojūčius. Tai tos pagrindinius, kuriuos mes turbūt ir žinom, ar ne, tai rega, klausa, uoslė, skonis ir lytėjimas. Tai tas miško maudynių seansas toksai, jisai dažniausiai vyksta grupėje, yra surenkama žmonių grupė ir yra tikslas ne kažkur greit nueiti, pamatyti, sužinoti kažkokių mokslinių faktų, bet yra būti, lėtai būti ir patirti mišką per tuos 5 pojūčius. Tai viskas vyksta apie 3-4 valandas. Per tas 3-4 valandas rekomenduojama nueiti nedaugiau negu 2 kilometrų, maždaug toksai yra kilometražas, o kai kurie sako, kad užtenka net ir iki pusės kilometrų. Miško maudynės arba tą gamtos ar ne maudynės, jas tiesą pasakius galima patirti ir nedidelėje erdvėje, nes kai pradedi gilintis, pamatai, kiek ten įvairiausių įdomių smulkmenų slypi gamtoje. Tai tokia praktika, miško gidas, miško maudynių metu, tokius, kaip sako, pratimus arba tai vadinama kvietimais, nes žmogus pats gali nuspręsti, ar aš noriu priimti tą kvietimą, ar visgi nesijaučiu, kad norėčiau jį atlikti. Tie kvietimai labai įvairūs, dažniausiai susiję su tais sensoriniais pojūčiais, gali skambėti kviečiu pasivaikščioti, neskubant miške ir patyrinėti spalvas ir atspalvius, gali skambėti kviečiu patyrinėti tiesiog vandenį ir nepastebėti 15 minučių be jokio tikslo, tiesiog būnant su juo. Kai kurie labai įdomiais pasidalina įspūdžiais po šito pratimo, sako, atrodo, kad pats pradėjau ten tekėti su tuo vandeniu. Tai tikslas yra neskubant pabūti ir miško gidas yra tas, kuris atidaro duris į tą gamtos pasaulį kvietimų pagalba. Na ir po kvietimų, tai dažniausiai kvietimas trunka 15-20 minučių, po kvietimų dalyviai kviečiami susiburti ratu ir tie, kas nori, gali pasidalinti, ką pastebėjo. Tai tokia praktika iš miško maudynių dalyvių tikrai girdžiu, kad padeda atsipalaiduoti, nusiraminti, pabūti su gamta, pastebėti gamtą ir mišką visiškai kitaip negu iki tol. Ir dar smagus toks aspektas, kad daugelis dalinasi, kad taip atrodo tą vidinį vaiką ar ne praturtino, visi galėjo tiesiog pažaisti ir pabūti, negalvodamas, kad turi kažko pasiekti ar kažką nuveikti. Šiais laikais tikrai labai sunku būti čia ir dabar. Visi bėga, lekia ir tas vaiko paleidimas. Tiesiog net kalbame išlaisvinti savo vaiką vidinį. Labai džiugu, kad tokios praktikos vystosi ir kad dar ir apmoko žmonės tai daryti. Labai džiaugiuosi tuo ir gera girdėti. Kitas klausimas būtų, ar yra kokios amžiaus grupės, ar kokie išgyvenimai, po kurių būtų geriausia atlikti šią terapiją, padėtų išgyventi tos išgyvenimus arba tam tikro amžiuje susitvarkyti su iškylančiomis problemomis. Aš galvoju, paminėti terapiją, aš papasakau labiau apie miško maudynes, o apie gamtos ir miško terapiją galiu trumpai paminėti prieš pereidama prie atsakymo, nes šiaip labai susijusios ir persipynusios, aš net sakyčiau, miško maudynės ir gamtos bei miško terapija. Tai maudynės, kaip minėjau, yra tokia struktūrizuota praktika su tam tikrais etapais ir kvietimai daugiausiai orientuoti į tos 5 pojūčius, per kuriuos patiriame mišką. Tuo tarpu gamtos terapija yra labai panašu, tiesiog tai gali apimti daugiau pojūčių, pavyzdžiui, netgi tokius įsivaizduojamus kaip komunikacijos su gamtos objektais, kaip pokalbis su medžiu, labai stipri praktika, ar ten klausimas, ar ne, ką pasakys vėjas. Taip pat gali būti tokie kaip jutimai, pojūčiai, savo kūno erdvėje pojūtis, kur tu klausai savo kūno, į kurią pusę tau norisi atsisukti ir bandai suprasti, ką tau bando pasakyti tas vaizdas, kurį pamatei. Tai tokie papildomi pojūčiai labai įvairūs yra įtraukiami.
Ir kvietimai gamtos terapijos yra ne vien tik susiję su pojūčiais, bet ir susiję su tokiais ieškojimais gamtos ir mano gyvenimo paralelių sąsajų. Tai net kvietimas gali skambėti, patyrinėkite, kviečiu pasivaikščioti lėtai gamtoje, miške ir patyrinėti gyvenimo ciklą. Arba kviečiu pasivaikščioti aplink ir atrasti 3 medžius. Vieną tobulą, koks man atrodo, tas tobulas medis iš paveikslėlio, kitą panašų į mane ir 3 priešingą man. Ir vėliau žmonės sugrįžę po tokio kvietimo, kas nori, pasidalina, ką pastebėjo. Tai labai įdomių įžvalgų galima išgirsti. Tai va čia yra gamtos terapija, kur žmogus ne vien tik patiria mišką per pojūčius, bet ir kyla įvairių įžvalgų apie savo gyvenimą, apie galbūt kažkokius džiaugsmus ar iššūkius, su kuriais tenka susidurti, kaip galima juos lengviau išspręsti galbūt ar su jais susitaikyti. Tai va čia yra ta gamtos ir miško terapija. Bet labai dažnai tai yra tokios susipynusios praktikos. O dėl amžiaus grupės ar žmonių patirčių, tai iš tiesų nėra kažkaip tai ribojamas amžius. Tikrai tos praktikos ryšys su gamta naudingas visiems. Ir, kaip minėjau, psichologiškai ir net ir fizinę sveikatą stiprinant. Tai tik tai gal jeigu tose miško maudynėse arba gamtos terapijoje dalyvauja vaikai, mažesnio amžiaus vaikai, tai tada reikia jas truputį pritaikyti. Tada jau tos praktikos truputį kitokios būna, nes tiesiog natūraliai vaikas tiek dėmesio ilgai neišlaikys, kiek išlaiko suaugęs žmogus. Dar jeigu yra galbūt ten vyresnio amžiaus žmonės, irgi pagalvoti, kur galėtų daugiau gal prisėsti, jeigu pavargsta stovėti. Tai tas pats ryšys, ne tos pačios praktikos tinkamos visiems. Gal dar ką pastebėjau ir girdėjau iš savo kolegų lygiai taip pat, kad kartais būna žmonių, kuriem neįprasta yra labai lėtai būti, nes vieni žmonės labiau ar ne iš savęs mėgsta medituoti, ar ne, mėgsta galbūt būti čia ir dabar, mėgsta tiesiog ramiai, nurimus pabūti su tuo, kas vyksta. O kitiem tiesiog tai yra labai neįprasta. Jie įpratę tiesiog bėgti, lėkti, eiti, skubėti, judėti, nuolatos kažkuo užsimti. Tai tokiem žmonėm tiesiog reikėtų, aišku, turbūt išbandyti praktiką ir tada būtų aiškiau, ar ji jiem tinkama. Bet kartais būna žmonių, kad tas tempas lėtas juos erzina ir jie negali tiesiog sulėtėti. Tai kartais taip nutinka, kad tai nėra nebūtinai praktika tokia, kurią kartotų visi žmonės, bet daugelis, kas ateina į miško terapiją, kas ateina į miško maudynes, tai tikrai nori ir ateityje panašias praktikas tęsti. O dėl kažkokių gyvenimo patirčių ar psichologinių iššūkių, tai šiaip tas spektras, kurį moksliniai tyrimai pagrindžia, kad gamtos terapija teikia naudą, tai yra labai platus. Tai yra ir tokios kompleksinės, kaip širdies ir kraujagyslių ligos, kaulų ir raumenų sistemų ligos, taip pat gali būti cukrinis diabetas, tai tiesiog šios praktikos irgi palengvina tos pačius simptomus, gali padėti irgi gydyme kaip papildoma priemonė, bet lygiai taip pat yra depresija, nerimo sutrikimas, gali būti kažkokios po gimdymo pasekmės arba komplikacijos, arba pogimdyvinė depresija. Tai yra ir tokia ir fizinė, ir tiesiog dėmesio deficito sutrikimas, ADHD vadinamas, tai jiem irgi padeda, nes tiesiog gamtoj pastebi ir mokslininkai, kad žmonėms šiek tiek lengviau susikaupti. Atrodo, ateini į tą erdvę, kur toks tavo fokusas padidėja, kažkokius objektus, kurie patraukia tavo akį. Ir taip pat, kas yra siejama su depresija, sumažėja vadinamas ruminavimas. Ruminavimas yra, kai tu nuolatos savo mintyse suki, kas įvyko ar ne, kažkokią mintį, kuri taip kartojasi.
ir dažnai būna apie praeities kažkokius nutikimus, kas gali lemti tokius nemalonius jausmus ir yra siejamas su depresija. Tai tikrai ir tokiam fiziniam ir psichologiniam iššūkiam gali būti labai naudinga šita gamtos patyrimo forma. Ir dar gal ką svarbu paminėti, nes žmonėm gali kilti klausimas, o kaip čia vyksta, ne? Kaip tai gali padėti. Tai žmogus turi tokią simpatinę ir parasimpatinę nervų sistemas. Tai ta parasimpatinė yra daugiau apie tą ramybę, ramybės būseną, simpatinė apie tokį aktyvų būvį, kai tu kartais vadinamas kovok arba bėk, kai kažkokį pamatai tigrą kelyje ar ten mešką kelyje ir išsigąsti. Lygiai taip pat gali vykti ir kažkokie darbai, tie patys deadline'ai ir visi kiti reikalai. Ir lėtas buvimas gamtoje, miško terapija, lygiai taip pat miško maudynės, aktyvina tą parasimpatinę nervų sistemą. Tai tiesiog irgi veikia per tą tokį nusiraminimą, taip pat matuojama, kad sumažėja kortizolio, streso hormonų lygis kraujyje ir visi šitie rodikliai yra taip pat susiję ir su tom mano minėtom fiziniam lygom, simptomais ir lygiai taip pat su psichologiniam lygom, simptomais. Tai tiesiog natūraliai kūnas nurimsta ir tie simptomai sumažėja, padeda tiem žmonėm, kurie susiduria su iššūkiais. Ir dar kitas toks man įdomus momentas, kad mūsų imunitetą labai stiprina tas lėtas buvimas gamtoje, miško maudynės. Ir man visada kyla klausimas, o kaip tai veikia. Tai pasirodo, augalai, daugiausiai medžiai, išskiria tokias ore lakias medžiagas, kurias mes įkvepiam. Tai tos medžiagos vadinasi fitoncidai. Tai yra tiesiog medžių imunitetas. Medžiai kaip ir mes, jie irgi turi imunitetą, jie ginasi nuo įvairiausių kažkokių parazitų, grybų, tų pačių vabzdžių ir išskiria tokias medžiagas, kurios padeda apsiginti, bet ir dalį jų jie paskleidžia į aplinką ir mes žmonės juos įkvepiam. Ir tos medžiagos, fitoncidai, teigiamai veikia ir mūsų imunitetą. Tai yra, kad fiksuojama, kad pavyzdžiui didėja tokių ląstelių, kurios vadinasi natūralios žudikės aktyvumas, jų daugėja mūsų organizme ir jos yra susijusios su vėžiu, jos gali kovoti prieš vėžines ląsteles ir su kitais tokiais uždegiminiais procesais organizme. Tai vadinasi, kad mes kvėpuojam, būdami lėtai miške, tuo medžių imunitetu, kuris stiprina ir mūsų pačių imunitetą. Tai va čia dar tokia didelė vertė. Įdomu, kad visas šitas efektas matomas žmogaus organizme, nes ypač Japonijai tai labai smarkiai ten tyrimai daromi. Tu prieš tą seansą, aš pati nesu dalyvavus, bet esu skaičius, girdėjus, kad vyksta spaudimo matavimas, vyksta ten kraujo mėginių davimas, ten seilių ir pasibaigus maudynėm vėlgi tie patys rodmenys yra paimami. Tai tas efektas mūsų organizmui po miško maudynių fiksuojamas, labai matomas apie savaitę, bet netgi pamatyti, kad jos buvo, iš mūsų rodmenų galima net ir po mėnesio mūsų organizme. Tai jeigu bent savaitę praleistume 3-4 valandas miške gamtoje, tai tikrai prevenciškai labai sustiprintume savo sveikatą. Tikrai įspūdingi duomenys labai ir labai gera girdėti, kad tokie dalykai egzistuoja ir kad tokiais dalykais galima pasinaudoti. Ir jau man besiklausant jūsų tapo aišku, kad labai daug gerų savybių galima išsivesti iš to. Bet ar šios praktikos populiarios Lietuvoje, ar labai jomis domimasi, ar daug žmonių susirenka į tuos seansus? Tai populiarumas auga, aš taip sakyčiau, nes yra miško gidų, kurie praktikuoja Lietuvoje jau kurį laiką, kadangi tos universitetinės programos arba kursai yra pakankamai švieži, tai daugiausiai gidų, kurie praktikuoja Lietuvoje, yra baigę užsienyje. Tie patys mūsų dėstytojai, Julius Neverauskas, Giedrė Žalytė,
jie yra baigę Jungtinėje karalystėje studijas, gerai žinoma miško gidė Milamon, irgi, kiek žinau, užsienyje yra baigusi studijas, tai tie, kurie praktikuoja, jie labiau pabaigia užsienyje, bet tos praktikos labai panašios, o dabar ruošiami specialistai Lietuvoje ir tuo pačiu susidomėjimas auga iš visuomenės, tai tikrai susirenka daug žmonių į miško maudynes, aišku, vietų kiekis ribotas, kad kokybiškai patirti miško su grupe, tai būtų gerai iki 15 žmonių maždaug grupė, aišku, būna varijuoja, tai ne visi sutelpa, kas nori, ar ne, bet atrodo ir specialistų daugėja, auga ratas, tai tada ir daugiau žmonių galima pasiekti, paveikti. Tai vat Lietuvoje, sakyčiau, dar tokia pradžia, nors nedaug šalių turi tos pačias universitetinės programas, tai čia irgi galim pasididžiuoti, kad mūsų sveikatos mokslų universitetas yra toks vienas pirmųjų, bent jau Pabaltijo šalyse. Ir sakyčiau, va taip, jeigu lyginant su užsieniu, labai norėtųsi, kad ir Lietuvoje tas būtų, bet tarkim JAV, Kanadoje, Jungtinėje karalystėje, Škotijoje, Vokietijoje berods, tai netgi bendrosios praktikos gydytojai gali išrašyti praktikas gamtoje. Tai nebūtinai yra miško maudynės, gali būti ten skirstomai struktūruotas ir nestruktūruotas praktikas, tai jeigu nestruktūruotas, tai gali tiesiog išrašyti tau receptą pabūti 1 valandą per savaitę, per dieną gamtoje, arba ten 3 valandas per savaitę, arba, jeigu jau struktūruotas, tai yra kažkokios programos, tai gali būti ir miško maudynės, ar ne, kad išrašo, arba kažkokioj ten kitoj praktikoje, neturi, bet tau rekomenduojama sudalyvauti. Tai būtų labai smagu ir Lietuvoje, jeigu tas atsirastų, kol kas dar kiek man žinoma nėra, bet tas susidomėjimas ir populiarumas tai auga. Gal išvengtumėm medikamentinio gydymo ir greičiau pasiektumėm norimą rezultatą. Taip pat esate atsinešus kelias knygas, ar galėtumėt papasakoti šiek tiek daugiau apie jas? Taip. Nežinau, aš atsinešiau 2 knygas, yra ir daugiau apie miško maudynes ir gamtos terapiją Lietuvoje, lietuviškai išleistų. Čia tokios, gal sakyčiau, naujausios, aš gal net patrauksiu ir parodysiu. Tai mano dėstytojos Giedrės Žalytės išleista knyga Gamtos terapija. Nesinori labai daug išduoti kas čia, bet labai įdomu, nes Giedrė dalinasi iš savo praktikos, iš pastebėjimų apie gamtą, labai tokiais gražiais pasakojimais ir atskleidžia tą gamtos terapijos idėją ir esmę. Tai mūsų lietuvė Giedrė yra išleidusi šitą knygą, jinai pati irgi yra psichologė, terapeutė, miško gidė, ne. Ir kita knyga tai yra Amos Clifford Miško terapija, tai visai šviežiai išleista knyga, čia yra toksai labai įtakingas žmogus gamtos ir miškos terapijos pasaulyje, jisai jau seniai to užsiema, skleidžia žinią ir ši knyga, kam įdomu, taip net ir praktiškai patyrinėti miško terapijos metodą, tai ten ne vien tik aprašomi principai, kas tai yra, net ta psichologinė dalis, galėsiu net papasakoti porą tokių elementų, kas svarbu miško terapijoje, bet ir praktiniai kvietimai. Tai čia galima rasti turbūt apie 50 įvairiausių kvietimų, kuriuos galima ir savarankiškai atlikti. Tai labai kviečiu susipažinti su šitom knygom, nes jos yra išleistos lietuvių kalba, tikrai naujos, dabar galvoju turbūt abi šių metų. Ir dar viena knyga, kurią rekomenduočiau, tai yra tokia, jinai vadinasi irgi Miško maudynės, tai jinai tokia, kaip sakyčiau, pirmoji turbūt lietuviškai išleista, profesoriaus Kailing. Tai joje labai gražiai pateikiamas tas turinys, nes yra ne vien tik tai tie pagrindiniai elementai, bet ir vizualiai nuotraukos, ne, tai labai graži knyga. Tai ją taip pat rekomenduoju pasižiūrėti. Leidyklos Dvi tylos išleista knyga, man atrodo, jos jau nebeišeis nusipirkti, bet tikrai bibliotekose galite atrasti. Tai tokios mano rekomendacijos, kas vyksta knygų pasaulyje, jeigu kam įdomu daugiau pasidomėti, pasižiūrėti. Ir jeigu smalsu daugiau sužinoti apie miško ir gamtos terapiją, miško maudynes,
Tai vėliau galėsiu pasidalinti ir savo Instagram profiliu, kur stengiasi, šiaip neseniai visai susikūriau, bet stengiasi skleisti tą žinią ir dalintis tokiais atradimais apie šias veiklas ir apskritai apie gamtą, kas yra įdomus. Tai va. Labai ačiū Jums už rekomendacijas ir taip pat visus Jūsų duomenis, kuriais galėsite pasidalinti, paliksime aprašyme. Ir paskutinis klausimas bus Jums, ką rekomenduotumėt žmonėms, norintiems pradėti miško terapiją, gal ką nors reikėtų žinoti iš anksto, gal kokias mintis su savim atsinešti? Geras labai klausimas. Tai turbūt, jeigu smalsu, tai ar ne, pirmas žingsnis pasidomėti daugiau ir atrasti galbūt, ar jūsų mieste, jūsų aplinkoje vyksta gamtos terapijos užsiėmimai ir labai kviečiu tiesiog sudalyvauti ir praktiškai patirti. Nes viena yra domėti, skaityti, žiūrėti, ar ne, bet kita yra būti toje praktinėje patirtyje ir savo kūnu patirti tą ryšį su gamta. Čia net kalbama, kad mes turim tokį nemažą iššūkį, ar ne, kalbant apie aplinkos užterštumą, kalbant apie tai, kad žmonėm kyla netgi toks, sakyčiau, nerimas dėl to, kaip greitai mūsų gamtos ištekliai yra naudojami, klimato kaita vyksta, ar ne. Tai daugelis sako, kad neveikia vien tik tai kalbėjimas apie tai ir kol žmogus pats nesustiprins to ryšio su gamta, kol nepatirs gamtos tuo praktiniu būdu, tai ir sunku bus suprasti tai, ką čia svarbu išsaugoti. Tai berods vienas ekologas yra tokią mintį pasidalinęs, kad mes saugom tai, ką mylim. Tai jeigu per tą praktiką susijungsit su gamta, tai galbūt ir mes visi labiau rūpinsimės ją, ar ne, ir saugosim. Tai sakyčiau, kad patirti, nes patiriant dar paliestumėt labai svarbu miško maudynių, miško terapijos elementą, tai yra tą socialinį aspektą, kai žmonės dalinasi savo patirtimis ir tu pamatai, atrodo, tą patį mišką iš 100 akių perspektyvos. Tai va, tai sakyčiau, gal šitie aspektai, aišku, jeigu atliksit praktiką savarankiškai, tai reikėtų pagalvoti ir apie erdvę, kurioje būsite, apie saugumą, ar nėra kažkokių šakų, kurios gali ten užkristi, ar saugu toje aplinkoje. Šiaip Lietuvoje gal tokių daug labai grėsmų nėra, bet aišku, viena pagrindinių yra erkės, tai irgi nuo jų apsisaugoti kiek įmanoma arba pasitikrinti po seanso. Bet jeigu prisijungsit prie mano ar kitų organizuojamų miško terapijos seansų, tai tikrai gidas supažindins ir papasakos, tai ką svarbu turėti su savim, kaip pasiruošti, tai kažko labai tokio gal ypatingo ir nėra, bet tiesiog pagalvoti apie tokius aspektus. Ačiū Jums labai, kad buvote ir pristatėt šią labai įdomią temą. Ačiū Jums. Ir susitiksime jau kitoje tinklalaidėje.